Ačiū. Vilniaus Mažasis teatras pristato antrąją sezono premjerą – psichologinę amerikiečių dramaturgo Davido Lindsay Arbairo dramą Triušio landa. Kvepia grinais. Norėtum. Manai, aš tau patikėsiu grinuosius. Čia dovanų čekis. Čekis. Čekis, parduotuvė žymnis. Viskas idealiai bėga, man kaip tik reikia. Ne, aš žinau, kad tau būtų tikę labiau daiktelį kūdikiui. Nu tai pasiimk tai atgal. Nesakyk jai tai. Ne, iš tikrųjų, Gauris yra teisus. Mes turėtumėm pasiimti atgal ir, žinai, aš tą padovanosiu Mustelos locionų rinkinį. Bėga, man kaip tik reikia, manios kambario komplekto, paleidai. Spektaklio siužetinė linija – šeimos gyvenimas po 4-mečio sūnaus žūties. Tai 5 artimų žmonių akistata su tragiška nelaime. Jaunas vos antrą spektaklį pristatantis režisierius akcentuoja dramoje nagrinėjamas problemas. Tokio, kas jums padeda jaustis geriau. Bet aš ir tai blogai jaučiuosi, aš nebenoriu, kad mane visą tai murgdytų. Niekas ten nieko nemurgdo. Kai aplinkui apstu dirbtinių šypsenų, dirbtinės pagalbos, dirbtinio apsimetimo ir noro padėti vienas kitam, o skaudžiausia, kai tai nutinka šeimoje. Ir nors mes šitų žmonių paklausime, ar jie iš tikrųjų myli vienas kitą, jie be abejo atsakytų taip, bet jeigu pažvelgtumėm giliau, galbūt pamatytumėm, jog tos meilės ir demonstruojamos pagalbos reikia labiau jiems patiems ir jie neklausia, ar tos meilės ir tos pagalbos reikia būtent tam žmogui, kuriam jie stengiasi padėti. Tai vat visos šitos temos, plus dar netektis ir kaip toje netektyje gyvena šeima. Ir nors spektaklio tema itin skaudi, aktoriai teigia, jog spektaklis nebus slegiantis ir nevers klaidžioti skaudžių išgyvenimų labirintais. Ta tematika tikrai nėra linksma ir aš atvirai pasakysiu, pati prisipažįstu. Jeigu jau eiti tokį dalyką žiūrėti, nors kai jis būtų labai geras. Nes murdytis tokioje, kaip sakyti, tikrai be proto skausmingoje temoje, kad tau kažkaip banaliai tai primintų. Tai va šita pjesė, jinai yra irgi, kažkaip pasakysiu, gan lengvai parašyta, o guli pas ją labai, pasakykim, pats baisiausia tragedija, kokia žmogui gali atsitikti gyvenime. Ir nemanau, kad jinai nepalies to, ką jinai turi paliest, pačios tos temos, pačios esmės. Dramos autoriaus Davido Lindsay Arbairo pastabose skaitytojams įrašyta, jog šis kūrinys taptų nepakenčiamas bei juokingų situacijų bei subtilaus humoro. Jaunasis spektaklio režisierius iš visų jėgų stengiasi pasinaudoti šiuo dramaturgo patarimu. Nors tema yra labai liūdna ir sleginti, bet žmonės atsidūrę šitoje situacijoje iš tikrųjų yra gyvi, linksmi, netgi komiški. Spektaklio premjerą pirmieji spalio 14-ąją turės galimybę pamatyti kauniečiai. Sostinėje drama Triušio landa bus pradėta rodyti nuo spalio 20 dienos.